Labas. Šiandien mūsų pirmasis įrašas, pirmasis po naujųjų sutikimo. Tai sveikinam visus klausytojus, žiūrėtojus, stebėtojus ir linkim tiek aš, tiek manau, Eglutė, jums stiprios sveikatos, kad būtumėme sveiki, nes šita mūsų laida ir skleidžiama į pasaulį, kad mes kuo labiau būtume sveikesni. Tai labas Eglutė. Labas Andžela, sveiki visi klausytojai. Tai tiesiog šiandienos temą tokią sugalvojau ir tai net nesugalvojau, čia jinai man gimė iš realybės. Iš tikrųjų, mane paskatino viena mamytė tai padaryti, išgirdusi apie jos vaikutį, ir galvoju, šita tema yra labai aktuali ir galvoju, tikrai verta apie ją pakalbėti. Tai, o prieš įeinant dar į temą, tai kaip visada, kaip ir praeitais metais, taip ir šiais metais, visada prašau, kad dar neužsiprenumeravę šio kanalo, tai būsim labai dėkingos, jei tiesiog paspausit užsiprenumeruoti ir nepraleisti tikrai vertingos informacijos. Tai, o šios dienos tema yra apie dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimą. Dar jisai sutrumpintas vadinasi ADHD. Kiek suprantu, ar ne, Eglutė tokią paskiria diagnozę sutrumpintą gydytojai. Tai tiesiog norėčiau ir pradėti. Tai va, šitas sutrikimas, Eglutė, kaip jisai pasireiškia vaikų kasdienybėje? Mes kalbėsim šiandien apie vaikučius. Taip, tai ADHD yra neurologinis vystymosi sutrikimas ir jisai pasireiškia keletą tokių būdingų simptomų. Tai dažniausias, aišku, kada yra vienas simptomas, tai čia nebūtinai yra ADHD. Visi, kas turi vaikų, gali pasakyti ir pritarti, kad tikrai būna, kad tai rožiuką vaikas parodo ar ne, ir kad ne visada pavyksta su juo susitarti, tai nebūtinai yra ADHD. Bet ADHD skaitos jau tada, kai dauguma simptomų atitinka, kai galime jau iš to sąrašo ilgo, jau galime matyti, kad jau beveik viskas tinka. Tai kokie būtų pagrindiniai simptomai? Tai būtų dėmesio stoka, sunku susikaupti, vaikutis labai pavargsta, tarkim, nuo kažkokių užduočių, kad ir tokių paprastų ar ne, ar ten kažkokį darbelį padaryti, jeigu jisai mažas, ten tarkim paspalvinti karoliukus, paverti jam, tiesiog sunku yra susikaupti ir 5 minutės vienoje vietoje ramiai išsėdėti. Taip pat tas toks nuolatinis yra būdingas prie ADHD toksai nerimas. Toks reikia judėti pastoviai. Judint negali vaikas ramiai sėdėti, jis turi judinti ranką, judinti koją, pats ten visaip makaluotis, judėti. Tai vat prie ADHD yra būdinga toks pastoviai toks neramumas, toks, žodžiu, judėjimas nuolatinis, kaip atrodo, kaip koks variklis vaikui būtų įstatytas, ar ne? Taip pat yra būdingas toks impulsyvumas. Tai reiškia, kad nuolatinis toks emocijų protrūkis, toks nekantrus vaikas, jisai, toks dažnai labai toks save nori atkreipti dėmesį, zyzia galbūt, va taip dažnai, kiekvienas vaikas pazyzia gyvenime, bet čia toksai, labai toks, kaip užsisukęs, kaip plokštelė. Ir dar yra būdingas labai toks dažnas konfliktavimas su aplinkiniais. Toks labai dažnai, tarkim, vaikų tarpe, tarkim, labai dažnai konfliktuoja darželį, mokykloj. Kai vaikas sunkiai, bent vieną dieną nesusipyksta, ar ne? Pastoviai, tarkim, gaunate pastabų, kad kažkaip vis konfliktuoja tiek su suaugusiais, tiek su vaikais. Tai čia būtų pagrindiniai tokie simptomai ir jeigu jie atitinka, tai tikrai dažnai būna, kad galima priskirti. Aišku, yra dar platesnis sąrašas
Bet pradžioje imamas tas pagrindinis, o paskui, jeigu atitinka, nu, tai tada jau dar giliau žiūrima. Turbūt dar prie to paties, tiek ir pati domėjausi tą temą, kad vat ir tu buvai užsiminus, kad kiekvienas vaikas turi tą ir kapriziuką, būna ir pazyzdė, bet tai būna gal kažkoks laikotarpis, kažkoks vaikučiai neišsimiegojo, nepavalgė. Ta prasme, kad tėveliai iš karto negalvotų, kad čia yra ta diagnozė ADHD, nes labai dar yra paplitęs tas pasakymas, mano vaikas hiperaktyvus. Tai čia, aš kaip suprantu, tas hiperaktyvus ir ADHD yra skirtingi dalykai. Hiperaktyvus. Gali būti prie ADHD hiperaktyvus, bet gali būti hiperaktyvus ir jam nebūti ADHD. Aha. Ir iš tikrųjų, vat, dar toks įdomus dalykas, kad mes šiais laikais, man atrodo, nu, kaip man atrodo iš šono, ne pagal tai, kaip tenka susidurti, kad arba per daug greitai ta diagnozė priklijuojama, nes dabar atrodo, nu, su kuo be pašneki, kas kreipiasi, tai visiems ta diagnozė ADHD, 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 nu, labai labai dažnai klijuojama tiesiog biški kas ir jau ADHD. Tai galbūt ir tai, nes tikrai galvoju, kas čia pasidarė, nes nu, tiek dažnai tų diagnozių pradėjau girdėti, arba iš tikrųjų jų labai labai yra padaugėję. Dar negaliu pasakyti 100%, į kurią pusę labiau linkčiau, ar kad perdėtai greitai ta diagnozė priklijuojama, ar kad iš tikrųjų taip išaugo staigiai tas skaičius su šita diagnoze vaikų. Bet ėmus analizuoti toliau sekančius klausimus, tai vėlgi aš galiu taip jau nu, labiau linkti tą pusę, kad iš tikrųjų tas skaičius yra labai labai išaugęs dėl tam tikrų priežasčių. Supratau. Tai tada tas kitas klausimas būtų iš ties irgi yra labai labai svarbus, kad ar yra taip, kad tam tikrų medžiagų trūkumas gali sustiprinti ADHD simptomus? Tai iš tikrųjų tai yra tiesa ir tai yra jau patvirtinta ir moksliškai, ir praktiškai. Ir yra įrodyta, kad tikrai tai labai labai maistinių medžiagų trūkumas įtakoja šitos diagnozės ir atsiradimą, ir tokį, nu, sakykime, sudėtingesnį atvejį arba tiesiog tokį paaštrėjimą tų simptomų. Tai kodėl taip yra? Tai yra keletas priežasčių. Tai vienas dalykas, nu vėl ar ne, ar atsirado višta pirmiau ar kiaušinis čia iš tos serijos. Nes vaikų su ADHD sindromu smegenys žymiai jautriau reaguoja į toksinės medžiagas. Bet ar tos toksinės medžiagos, tarkim, įvairūs toksinai, sunkieji metalai, ar jie ir sukėlė tą ADHD? Ar tiesiog žmonėm, vaikams su ADHD jautriau reaguoja į tuos toksinus? Nu, va čia dar nėra 100% atsakymų. Bet faktas yra tas, šiandien dienai jau moksliškai patvirtinta, kad vaikai, kurie turi ADHD sindromą, jų organizmai žymiai greičiau išdegina maistinės medžiagas. Tai ką tai reiškia? Tai kad tiesiog jų sunaudoja daugiau. Tai galime dar tokį pavyzdį pasakyti, kad kaip mašina, kuri važiuoja autostradoje ar ne ant 180, nu gal tiek nereikia važiuoti, nu kad ir ant 140 važiuojant ar ne, kuro išdegina daug daugiau negu važiuojant ant 90. Tai vaikas su ADHD, taip reikia įsivaizduoti, kad jisai nevažiuoja ant 90 per gyvenimą, o jisai važiuoja 140 ir jam maistinės medžiagos kaip kuras tiesiog išdega greičiau. Todėl jam maistinių medžiagų reikia kur kas daugiau. Tai pavyzdžiui, jeigu irgi pagal amžių, kaip pavyzdys, mes vėliau prieisim prie to klausimo, bet kaip pavyzdys magnis ar ne, jeigu ten imam pagal amžiaus grupės, ten miligramai skiriasi, tai vaikui su ADHD sindromu magnio reikia 2x didesnės dozės. Tai vien tik magnio. Toliau antras dalykas, kodėl tam tikrų medžiagų trūkumas sustiprina tą ADHD, tai todėl, kad vaikai su ADHD žymiai jautriau reaguoja ne tik į toksinus, bet ir į cukrų, į konservantus,
į dažiklius. Ir būtent nu, tam tikrų medžiagų trūkumas, pavyzdžiui, kaip kokio chromo, ar ne, gali sustiprinti potraukį angliavandeniams. Arba, pavyzdžiui, disbiozė žarnyne gali sustiprinti norą valgyti šlamštą, šlamštmaistį tą vadinamą. Tai todėl, na, reikia tų tam tikrų maistinių medžiagų, kad ir mitybos įpročiai keistusi. Mhm. Taip pat yra dar vienas dalykas, kad su ADHD yra sutrikęs neuromediatorių balansas. Nu, čia sudėtingai pasakiau, bet visi žinom laimės hormoną, serotoniną, pasitenkinimo hormoną, dopaminą. Tai prie ADHD yra šitų neuromediatoriai, jie vadinasi bendrai, jų disbalansas. Sutrikęs yra tas vadinamas jų balansas. Todėl vaikas gali nejausti to pasitenkinimo ar tos laimės, ar ne? Būtent dėl šitų neuromediatorių disbalansų. Tai va, tai į klausimą, ar gali sustiprinti? Taip. Dar vienas maistinės medžiagas reikėtų išskirti, pavyzdžiui, omega-3 riebiąsias rūgštis. Vaikai su ADHD sindromu aplamai turi tokį siauresnį spektrą mitybos. Jie nori valgyti dažniausiai tokios vienos rūšies maistą. Kaip pavyzdys, jeigu jau sako įsikando į vieną, tai tą vieną ir valgo. Tai čia būdinga yra ir prie ADHD, ir prie autizmo, jeigu taip žiūrėt, bet irgi yra būdinga tas vieno maisto kažkoks vienos srities kažkokios, jeigu ten miltiniai, tai miltiniai, jeigu pieno produktai, tai pieno produktai. Tai vėlgi visi tie vaikučiai, kurie turi ADHD, jie tikrai dažniausiai nemėgsta kažkodėl, daug priežasčių, nemėgsta žuvies, nemėgsta jūros gėrybių. Bet ir aplamai vaikai, gal sakykime, mažiau renkasi, ar ne, šitokį maistą. Ir jiems trūksta ypatingai svarbių maistinių medžiagų omega-3 riebių rūgščių. Taip pat jie nepakankamai gauna baltymo, nes irgi retai kas mėgsta mėsą valgyti, baltyminius produktus, kad ir tos pačius žirnius, ar avinžirnius, ar pupelės, lęšius, ar ne, rečiau renkasi. Tai va, tai toks būtų atsakymas. Tai tu tiesiog man jau ir dalį ir kito klausimo atsakė, ar ne, buvau tiesiog pasižymėjus, kurios maistinės medžiagos yra gal tiesiog išskirti, kurios svarbiausios smegenims ar nervų sistemai turint šitą simptomą. Tai jau paminėjai, kad omega-3. Taip, bet dar galima iš tikrųjų daugiau pasakoti į šitą klausimą, kodėl tos medžiagos yra svarbiausios. Tai ne tik dėl to, kad jų negauna. Čia, kad negauna, tai kaip čia toks nemotyvacija man, pavyzdžiui, ne? Bet motyvacija turėtų būti tėvams ta, kad trūkstant omega-3 riebių rūgščių, vaikui su ADHD sindromu dar labiau sunku susikaupti, dar vaikas bus daug kartų jautresnis, dar blogiau jisai miegos, dar labiau bus neadekvačiai reaguojantis į bet kokį mažą menką stresą, nes būtent omega-3 riebiosios rūgštys yra už tai atsakingos. Jos užpildo mūsų vaikų smegenų ląstelių membranas būtent kaip struktūrinė medžiaga. Įsivaizduokit, jeigu kaip kokį įsivaizduokim tą ląstelę apvalę, ar ne, kaip kokį kamolį, kaip obuolį. Tai ta membrana, jinai turi būti pripildyta omega-3 riebių rūgščių, nes 60% būtent sudaro šios medžiagos. Ir jeigu jų netrūktų, tai vaikas jisai yra, tiesiog labai imlus informacijai, jo aukštas IQ koeficientas. Jisai adekvačiai reaguoja į stresą, jo nėra per didelis jautrumas ir tai, ką pasakojau jau, ar ne? Ir jeigu jų trūksta, tai įsivaizduokit, visi tie dalykai griūna. O omega-3 riebiąsias rūgštis daugiausiai mes jas galime gauti būtent iš žuvies. Ir ne iš bet kokios žuvies, o iš laukinės žuvies. Laukinės, jūrinės žuvies. Ežerų,
tvenkinių, upių žuvys, jos turi mažai omega-3 riebių rūgščių. Reikia jūrinės, laukinės žuvies, kur realiai mes iš vis tokios net nusipirkti sunkiai galime, nes prekybos centruose žuvis yra parduodama užauginta ūkiuose. O ši žuvis ūkiuose užauginta, jinai turi tik pėdsakus omega-3 riebių rūgščių. Todėl šiandien dienai, nu tikrai šitų medžiagų vaikam ypatingai trūksta ir prie ADHD tai yra ypatingai svarbu. Ypatingai svarbu. E, kas dar yra tokia, išskyriau keletą, pasirašiau, tai yra ir magnis. Magnio aplamai poreikis išauga ir dėl to, kad vaikams skaitosi magnio ypatingai daug reikia, daug daugiau negu suaugusiam. Ir dėl augimo, ir dėl brendimo, bet magnis jisai yra labai svarbus nervų sistemai ir būtent jisai reikalingas, kad vaikas naktį išsimiegotų. Prie ADHD labai dažnai vaikai miega paviršutinišką tokį miegą ir jų yra trumpesnė gilaus miego fazė. Tai tas lemia, kad jie bus po nakties pavargę, o pavargę tai reiškia vėl sunkiau susikaups, vėl bus jautresni ir taip toliau ir panašiai. Tai magnis yra tas mineralas, kurį galim pavadinti antistresinis mineralas. Tai reiškia, jeigu jo trūksta, tai stresas auga. Jeigu jo trūksta, vėl reiškia, raumenys neatsipalaiduoja, vėl vaikas yra įtampoje. Tai kaip ir minėjau, prie ADHD turi vaikas gauti 2 kartus daugiau magnio negu sveikas vaikas. Jeigu yra brendimas, dar jo prisideda. Jeigu vaikas aktyvus, sportuojantis, o su ADHD jie yra ir taip daugiau judantis ar ne, o jeigu dar sportuoja, lanko būrelį, dar jo poreikis išauga. Ir iš tikrųjų, ar trūksta magnio ar netrūksta, galime spręsti ne iš kraujo tyrimo. Tarkim, dabar daug kas paklausė šitą video, puls daryti kraujo tyrimus, viskas gerai, netrūksta magnio, ar ne? Tai magnis kraujo tyrime, galima sakyti, visiškai neatsispindi, tiesiog yra pats turbūt vienas netiksliausių tyrimų, kiek yra daroma. Ir apie jo trūkumą galime spręsti ne iš tyrimo, o iš simptomų daugiau. Tai reiškia, kaip ir minėjau, aukštas stresas, prastas miegas, raumenų tikai, mėšlungiai, vidurių užkietėjimas irgi vienas iš simptomų. Tai va, jeigu tokie dalykai yra, reikia magnio daug didesnės dozės. O dėl ko klausia žmonės, kraujo tyrimas nerodo to tikro, ta prasme, kodėl neatspindi, kodėl jis netikslus, nes kraujyje magnio yra tik 1%. 99% yra kauluose, raumenyse, daugiausia raumenyse. Ir atsiprašau, daugiausia norėjau pasakyti kauluose, paskui raumenyse, nors mes pripratę atrodo, kad raumenyse yra magnis, o kalcis kaulai. Tai iš tikrųjų magnio kauluose daugiausiai yra. Ir magnis, tas 1% kraujyje, kurį mes matuojam ne iš kaulų, iš kraujo. Tai tas 1% jisai prisitraukia tą, kiek jam reikia, tiek ir pritraukia, nepritraukia kraujas 5%, nes jam tik tai 1% kraujyje, ar ne, tam tikra koncentracija. Tai kol yra iš kur dar pritraukti, kol dar yra iš tų kaulų ką pritraukti ir iš tų raumenų ką pritraukti, kraujas visada rodys normą, nors ten jau bus trūkumas kauluose ir raumenyse. Tai ar galime pamatuoti, pavyzdžiui, su kempine, kiek šulinyje liko vandens. Tai ta kempinė maža, jinai pritrauks tiek, nepritrauks kibirą vandens, ar ne? Pritrauks tik tai, kiek į ją telpa, kiek yra poreikis kempiniai. Tai va toks yra palyginimas. Tai magnio tyrimą galima ignoruoti, tikrai jis yra netikslus. Dar viena iš tokių maistinių medžiagų, iš mineralų, cinkas. Cinką mes labiau gal pažįstame kaip tokį prie imuninės sistemos mineralą naudojama, kad žaizdos greičiau užgytų ar ne, kad nešlapiuotų, bet taip daugiau tą cinką visi žinom prie virusinių infekcijų, bet cinkas labai svarbus yra ir dopamino sintezei. Jisai labai svarbus yra, kad ir impulsyvumo kontroliai. Irgi toks
reikalingas ir gleivinių vientisumui palaikyti. Cinkas regeneruoja gleivines. O prie ADHD, kada yra tikrai skurdesnė ta mityba, tas spektras skurdesnis, tos gleivinės irgi dažniausiai būna pažeistos ir tikrai to cinko poreikis išauga. Taip pat natūralu, kad prie tų visų nervinių sutrikimų B grupė. Čia jau turbūt kiekvienas galėtų pasakyti, kad B grupė, viskas aišku. Toliau, kas labai svarbu, baltymai. Kaip ir jau truputį užsiminiau, ar ne? Kad labai svarbu baltymai ir 1 kg mūsų vaikų svorio, jeigu vaikas sveria 40, pavyzdžiui, kilogramų ar ne, tai jisai turi gauti minimum 40 gramų baltymų. 1 kilogramas, 1 gramas baltymo, bet jau čia minimum. Idealiu atveju turėtų būti 1,5 gramo kilogramui. Tai jeigu vaikas sveria 40, tai reiškia 60 gramų baltymų. Jeigu vaikas sveria 20, tai 30 gramų baltymų, čia būtų idealus atvejis. Ir tai atrodytų, nu kas čia tie yra, ar ne, tas 30 gramų, jeigu 20 sveria kilogramų, bet iš tikrųjų, jeigu paskaičiuotume, tai yra labai daug. Pavyzdžiui, kiaušinis 6 gramai turi baltymo. 100 gramų krūtinėlės turi 25 gramus baltymo. Tai iš tikrųjų, nu labai nėra taip paprasta surinkti tą baltymą. Todėl rekomenduoju tokiais atvejais naudoti kokteilius, amino rūgščių, geriausia kokteilius, tai yra baltymai suskaidyti jau į amino rūgštis ir kurie turėtų visas 22 reikalingas amino rūgštis. Ir naudoti tokius kokteilius, kurie yra registruoti kaip maisto pakaitalas, ne kaip papildas. Nu, tai reiškia, yra pilnavertis baltymas. Na, tiesiog, reiškia, yra amino rūgščių visiems baltymams susintetinti. Dar ką galima išskirti, tai vitaminą D. Vitaminas D, kitą kartą jisai būna žemas ne tik dėl D trūkumo, bet ir dėl to pačio magnio trūkumo. Magnis yra labai svarbus vitamino D aktyvinimui. Tai vienas iš svarbiausių mineralų, kad D vitaminas būtų veiksmingas organizme, kad jisai aktyvuotųsi. Bet šiaip imant to D vitamino tikrai yra praktiškai visiems trūksta. Mes gyvenam uždarą gyvenimo būdą šiais laikais, labiau būname namuose negu lauke. Jeigu būname lauke, jeigu būname paplūdimyje vasarą, mes prisitepam saulės apsauginiais kremais, o šitie kremai užblokuoja vitamino D sintezę. Ir vitaminas D tikrai vasarą pasideginus neišsilaiko kiaurus metus iki kitos vasaros, ta prasme tiek resursų tiek nepakanka. Tai kadangi mes įrašą darome sausio mėnesį, tai galiu pasakyti, kad dabar tikrai jau prasidėjo tas momentas, kai mes su vitaminu D jau krentame realiai nebe į duobę, o į kraterį jau krentam. Jau į tokį dugną einam. Ir tą dugną pasieksim kažkur kovo, balandžio mėnesį jau bus dugnas. Tai dabar jau pradėjom labai kristi, nes dar jeigu ten vasarą kažkiek truputį kažką pakaupėm ar ne, tai tos duobės prie ADHD, vitamino D duobės prie ADHD yra labai tokios, tikrai įtaką neigiamą darančios. Nes D vitaminas yra natūralus antidepresantas. Tai reiškia, vaikas bus dar labiau nusiminęs, jisai ir taip prie ADHD turi tokią žemesnę savivertę žmonės. Tai reiškia, dar ta savivertė žemės, dar prastės ir tų neuromediatorių sintezė, ar net tų laimės hormonų, miego hormonų sintezė prastės dėl D trūkumo. Taip pat jisai yra priešuždegiminis vitaminas. Tai reiškia, dar labiau gilės uždegiminiai procesai ir, kaip minėjau, apie gleivines, virškinamąjį traktą. Tai vėlgi mes turėsime dar prastesnį maistinių medžiagų įsisavinimą, dėl to, kad uždegiminė gleivinė, jinai neišskiria reikiamo kiekio fermentų. Ir mes turėsime dar tokį deficitą maistinių medžiagų, kurių galėtų vaikas gauti su maistu, bet dėl fermentų trūkumo, tiesiog tas maistas nėra suvirškinamas ir nėra paimamos maistinės medžiagos. Ir be jokios abejonės, dar jeigu taip visko nevardint, bet toks svarbiausius, ar ne, tai tikrai dar išskirčiau ir gerąsias žarnyno bakterijas. Nes
vaikai su ADHD suvalgo tikrai labai daug šlamšto. Nu, aišku, nebent jau ten tėvai labai juos saugoja ir prižiūri, dar, nu, kol maži dar gali kažkiek daugiau prižiūrėti, bet jau kai išeina į mokyklas ar ne, visokie kioskeliai, parduotuvėlės, tai kada, kaip minėjau, kada yra ADHD, yra dažniausiai žarnyne disbiozė. Mokslininkai yra nustatę, kad su ADHD vaikai turi bakterijų deficitą. Gerųjų bakterijų, žinoma. Na, o jeigu žarnyne yra jų trūkumas gerųjų bakterijų, žmogus labiau norės rinktis šlamštmaistį. Va tuos greituosius angliavandenius, cukrų, perdirbtą maistą, tiesiog bus didžiulis potraukis. Ir jeigu mes duodame tokiam vaikui gerųjų bakterijų, ar kaip papildą, ar tarkim kaip maistą, nu sudėtinga, ar net ten labai daug reikėtų kiekvieną dieną duoti raugintų daržovių, fermentuotų kambučių arba naminį rūgpienį. Nu, iš kur gauti tą naminį rūgpienį, ar ne? Arba tada tiesiog rinktis kaip papildą. Bet tas bakterijų aprūpinimas žarnyno, tai irgi labai labai pagerintų situaciją. Tai būtų pagrindinės medžiagos. Pagrindinis. Ir prie to klausimo norėčiau dar trumpai gal ir pačiai papildyti, kad tu buvai užsiminusi, kad turint šitą diagnozę, simptomus to ADHD, labai labai reaguoja vaikutis į toksinus. Taip. Tai vat visą šitą, ką tu išvardinai, ypatingai omega, kuri, galim sakyti, čia kaip numeriu 1 turėtų būti vaikučiai, tai ta omega turi būti visiškai švari, be jokių likučių, be jokių leistinų likučių. Be jokių likučių toksinų norėjai pasakyti. Taip. Be jokių sunkiųjų metalų. Taip. Labai ačiū, kad tu šitą dalyką priminei, nes aš pamiršau paminėti. Iš tiesų tai yra labai labai svarbu, nes omega yra viena iš svarbiausių medžiagų, vienos iš svarbiausių medžiagų, nes nu, jinai nėra viena omega 3, jų yra 8, kurių reikia mūsų vaikui, 8 omega 3 riebalų rūgštys. Ir jų 8, kad rasti rinkoje, tai praktiškai, nu, misija neįmanoma, nu, iš tikrųjų yra viena kompanija, kurią mes irgi su tavim vartojame, ar ne, kur turi 8 omega rūgštis, bet yra labai svarbu, kad su omega ar su žuvies taukais negauti papildomai sunkiųjų metalų ir toksinų, kurie dar labiau kels uždegimą ir dar labiau veiks toksiškai smegenis. Taip, aš tiesiog norėjau akcentuoti, nes klausysis ir tėveliai, kam aktuali ši tema, kad prieš pirkdami, įsigydami, tiesiog pasidomėkit, nes tai yra ypatingai labai svarbu. Ne tai, kad nupirkom, duodam ir tas, kaip sakoma, vadinamas pliusas, bet iš ko ta omega, kad meškos paslauką nepadarytume dar vaikučiai. Tai Eglutė, ar papildai gali realiai pagerinti vaiko savijautą ir elgesį kasdien? Taip. Realiai gali pagerinti, nes aš turiu tikrai gyvų pavyzdžių per tiek metų, per beveik 20 metų vartojimo ir jau 17 metai darbo. Aš turiu gyvų atvejų, kai vaikučiams su šitu sutrikimu pagerinome jiem patiem, kaip čia pasakyti, jie patys nurimo savyje, jie, nu, tiesiog patys vaikai džiaugiasi, nes tada mažiau juos bara, mažiau jie gauna pastabų, mažiau susimuša, mažiau susipyksta, nu, tai iš tikrųjų tai džiaugiasi visi. Tai va tie, tarkim, keletas atvejų, ar ne, vat būtent kai vartojant maistinės medžiagas, na, tiesiog vat mama pasakoja, kad, nu, tiesiog nebesiskundžia auklėtojos, nebesiskundžia mokytojos, kad vaikas geriau miega, kad eina jau susišnekėti, nebesitranko, nebežaloja savęs, pagerėjo pažymiai. Nu, tiesiog visi šitie dalykai gerėjo. Nu, ir įsivaizduokit, kokia laimė tada, ar ne? Reikia galvoti plačiai, kad, ta prasme, ne tik vaikas laimingesnis, bet ir aplinka irgi tampa laimingesnė. Santykiai šeimoje gerėja.
nes, nu, įsivaizduokit, tai paliečia visus, jeigu toks vaikutis yra namuose. Tai galėčiau tikrai dabar taip jau nenoriu, aišku, čia vardint pavardėm, bet iš karto taip jau mintise man susivardino keletas vaikų vardų, kur ypatingai džiaugiamės rezultatu. Ir, nu, tikrai galiu patvirtinti, kad tai ne tik teorija. O kaip tu galvoji, va tavo nuomonė, vat nuo ko tėveliams geriausia būtų pradėti? Va, turint tokį vaikutį nuo mitybos įpročių pakeitimo ar maistinių medžiagų papildymo, kaip tu galvoji, va, tu turėjai jau tikrai labai daug konsultacijų, tavo nuomonė kokia būtų? Tai taip, pirmoji vietoj omega 3 faktas, bet gal sakyčiau irgi pradėti nuo faktas, kad viską galima vienu kartu, ar ne, ir tą B grupę, ir magnį, ir D, ir visą kitą. Bet, sakykime, kas labai svarbu, kad tą vaiką net nekankinti, nu, kad va, dabar to negalima, dabar negalima tau saldainių, dabar to negalima pyrago, ledų, ten dar kažko negalima, visko negalima, ne, ir tam vaikui tokiam, nu, įsivaizduokit, nu, jam dar tas stresas labiau kyla. Ir tada mes galime ką padaryti, tai tiesiog, kad jisai nenorėtų tų saldumynų, kad jisai nenorėtų to šlamšto. Tai mes galime gerinti jo žarnyno sveikatą, tai reiškia gerosios žarnyno bakterijos, tai reiškia angliavandenio apykaitos tvarkymas, tai tas pats ir chromas, ar ne, jeigu kalbant apie papildą, tie patys baltymai, nes jeigu baltymo organizmui užtenka, jis irgi mažiau norės tų visokių užkandžių nesveikų. Nu, vat nuo to reikėtų pradėti. Ir faktas, kad nereikia, galvoju, kas čia pas mane skamba, nesuprantu, kažkoks skambutis įsijungęs. Tai faktas, kad nereikia daryti kažkokių su pertraukomis. Nu, kad ta prasme sugeria omega, dabar duokime bakterijas. Dabar sugeria bakterijas, dabar duokime magnį. Tai viską galime vienu metu ir labai svarbu, kad jeigu jau duosite savo vaikų maistinės medžiagas, papildus, vitaminus, mineralus, labai svarbu, kad jie būtų natūralūs, kad jie būtų iš mitybos grandinės. Nes sintetiniai, kaip ir minėjau, sintetiniai vitaminai, mitybos papildai, jie turi dažiklius, jie turi sintetinius visokius priedus, kvapikliai, dažikliai, saldikliai ir, nu, tai iš tikrųjų gali dar labiau pakenkti tokiam vaikučiui. Tai reikėtų rinktis labai atsakingai iš mitybos grandinės, natūralius ir kuriuos būtų galima vartoti nepertraukiamai ilgą laiką. Tiesiog ne su pertraukomis. Tai ką, Eglute, labai ačiū tau. Iš ties aš manau, kad pateikėm vertingą informaciją, kad tos maistinės medžiagos ypatingai yra svarbu. Ir gal daugiau tėvelių dar labiau pradės tom domėtis. Nu, nes kažkaip gal plačiai apie tai ir nėra kalbama, kad būtent prie tos diagnozės, kad ir žiūrėti ir papildus ir panašiai. Tai Eglutė paminėsiu, kad taip pat ir konsultuoja asmeniškai, jeigu tėveliai norėtų, tai tikrai galima ir susisiekti, tiesiog parašykite elektroniniu paštu, jis yra nurodytas po šito video, tai apie viską yra sutariama. Ir ką? Ir viskas turbūt tam kartui. Aš tik tai gal norėčiau paminėti, kad kai kažkokią diagnozę išgirstam, ypač tėveliai be savo vaikų, iš tikrųjų būna nelengva, ar ne? Vat kažkas yra vaikučiai. Bet visada, kai yra ieškoma, visada yra randama šitos informacijos ir kad tiesiog nereikite vieni, ieškokite. Nebijokite prašyti pagalbos. Ir tai yra įsprendžiama, bet ir iš Eglutės pasakojimo,
kad tikrai tos situacijos yra suvaldomos. Ir aš dar noriu pridėti, kad pabandyti, bent jau pabandyti reikia, ar ne? Mhm. Kad ne tai, kad kažkokiais įsitikinimais gyveni ir tu galvoji, ai, nu čia vat, toks sutrikimas, čia gydytojai nepadeda ir, nu, ką čia jau dabar kažkoks magnis padės ar ta omega, ar ne, nes jau čia vaistai nepadeda. Tai iš tikrųjų čia dar atskira tema, bet galima dar plėstis, bet, nu, tiesiog kas yra ta alopatinė medicina, kas yra papildymas organizmo maistinėmis medžiagomis, čia yra dvi atskiros temos. Vaistų medicina jinai yra apie vaistus, o mes čia kalbame apie organizmo papildymą tomis medžiagomis, kurių vaikas turėtų gauti su maistu, bet dėl labai daugybės priežasčių negauna. O tos priežastys kaip, nu, tiesiog paprastos, kad maiste tų maistinių medžiagų tiesiog nebėra. Ir kad maistas su kiekvienais metais vis labiau tampa butaforinis. Tai mes vietoj to, kad laikyti savo įsitikinimų, taip kaip aš prieš 20 metų, absoliučiai buvau netikinti jokiais papildais, nes tiesiog man jie neveikė ir aš, nu, tiesiog buvau vaistininkė, kuri galvojau, kad, nu, papildai tai yra niekinis dalykas. Bet kada atradau maistinės medžiagas, kurios veikia, saugius maisto papildus, tai tikrai galiu patvirtinti, kad kada organizme užpildome tas spragas, kada nebelieka deficito, tai ir mūsų organizmas kaip pats geriausias gydytojas, jisai pats save atstato, regeneruoja, pagamina tos pačius neuromediatorius, kiek jam reikia, tą reguliuoja ir miegą, ir nervų sistemą, ir visa kita. Tai tiesiog pabandykite ir turėkite gerą rezultatą ir džiaukitės savo vaikučiais. Na tai va, tai tebūnie. Tebūnie taip. Jos tais paskutiniais žodžiais. Ačiū, Eglute, dar kartą tau ir iki sekančių. Ačiū tau, Andžela, ačiū visiems, kas klausėtės, kas žiūrėjote ir iki sekančio. Iki.